trumpam sustoti, pažvelgti pasaulio autorių akimis ir pasinerti į vaizdų pasakojamas istorijas. Pirmiausia, noriu pakviesti pasidalinti mintimis mūsų gerbiamą fotografą Joną Tapsą. Savinamės, nes aš jį dažniausiai matau čia bibliotekoje. Gal galit papasakoti, kaip gimė aplamai šios parodos idėja? Turime vadą Sigitą, kuris susirinkimuose planuoja, ką mes metų bėgyje nuveiksime. Pagrindinis uždavinys yra atnaujinti kažkokią tai naują parodą ir pristatyti ją. Tai trumpai tiek. Aš jaudinuosi ir atsiprašau. O gal galite atskleisti šiek tiek užkulisinių tų momentų? Kur dažniausiai fotografuojate? Kokie iššūkiai slypi už tų darbų nuostabių? Kokia emocija? Kas jums aktualiausia? Užkulisiniai paprastai būna išvykas žygiai, jeigu dalyvauja bent 5 asmenys, jau fotoklubo dienotvarkėje skaitoma, kad atliktas fotoklubo žygis. O taip išvykos įvairios būna ir Respublikos ribose, ir užsienyje. Kartą metuose stengiamasi suorganizuoti didžiasias išvykas. Jos vyksta paprastai jau už Respublikos ribų. Yra buvusi organizuota ekskursija Ukrainoje, toliau Europoje, bijau sumeluoti, kur Latvijoje, ne Latvijoje, Lenkijoje šiemet buvo. Ir prieš tai dar buvus yra Sigitas, gal ar Sigitas užimtas. Įskiepijo meilę fotografijai, kadangi kaip turistai įvairiuose vietose paveiksluodavom, nuo to laiko praktiškai fotoaparatas iš rankų neiš. Iš tikrųjų, mes taip slapta ištyrinėjom, kad parodą mums paskolino iki vasario pradžios, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasidžiaugti. Ir daugam iš karto kilo klausimas, o ar yra galimybė įsigyti jūsų darbų? Jūsų ar kitų klubo narių darbų, ar yra galimybė, jeigu atsirastų norinčių? Čia atsakyti gali, bet aš kiek žinau... Kažkaip neformaliai man labai patinka su jumis bendrauti ir klausimus uždavinėti. Suprantu, kad čia visi lokiai laisvi ir keliauja kur nori. Iš tikrųjų, kas yra įdomiausia, kalbant apie fotografiją, man labiau gal apie fotografą, kaip jie mato viską per tą mažą skylutę. Man tai atrodo, kad maža skylutė, aš dabar suprantu, kad ta technika visai yra kitokia, bet tas matymas yra vis tiek, jūs sugebat užfiksuoti akimirką, emociją, tai tas ir turi žavesį, nes tai duota irgi ne kiekvienam. Tai kažkiek ir pavydu, kad jūs turit tą matymą, ir kraštą matot savaip ir savitą tą, galit įprasminti ir dalintis ir mus galbūt privers stabtelti ir pažvelgti tą savo kraštą kitom akim. Tai ačiū Jums už tai, ačiū, kad vykdo tą veiklą, kad telkėtės, būrėtės ir esat to žemaičių krašto ambasadoriai. Iš tikrųjų tai yra svarbiausia nešti žinią, ar ne? O dar smagiau, kad turbūt vienyje Jūs tas hobis. Tai man labai smagu, kad Jonas pakvietė mane į tą parodą. Jis sakė, atvykit, nes niekada nebuvau buvus iš tikrųjų fotografijos, bet parodos atidarėme. O dar smagiau, kai mūsų vietinių fotografų darbų tiek daug. Tai iš tikrųjų smagu ir atnešiau Jums po gėlę šiandien, nes tikėjomės, kad bus daugiau, tai nepykit, gausit po vieną gėlę, nes sugalvojau, kam dar padovanosiu 5. Tai labai įdomu yra išgirsti tas istorijas. Aš suprantu, kad gal kuklinamėm
ta mergaitė iš šventės vat, su tais senoviniais drabužiais. Ir vienas kadras yra pasirinkti pusę, kur medelio šaka iš tvoros ir pusė viena siena ir kita pusė. Iš visų kadrų šitas man suteikia daugiausia džiaugsmo. Labai keistas kadras, tikriausiai niekas net negalėtų, bet net įsivaizduot, kaip eini, pakeliuokis, galvoju, ir visą dieną buvau laiminga. Džiaugiasi, klausia, ar galiu, nes turi klausti, vaiko negaliu taip rodyti. Ir tos mergaitės klausiau, o tos tai neklausiu, nes jinai latviukė. Pasirodo, latvių vaikas, bet atvažiuoja pas mus iš šventes, ant Piliakalnio, kur vat, bet tokia lietuviška labai, baltais plaukais ir basom kojom. Bet viskas vyksta Lietuvoje, mūsų krašte. Bet duodam mažeikiai. Kas jūs savo teiks pasakyti? Ką nors pasakyti? Ar yra jūsų paveikslai čia? Yra. Aš iš karto pasakysiu sukilimą iš Skaudą. Jau apie 40 metų mažeikietis ir dėkingas atsilikimų, kad manim suvedė su fotoklubu Lokys. Kadangi aš jau, kaip saka, poniškas paliks pensijo, daug laisvo laiką ir gali skirti tą laisvą laiką savo pomėgiam. Su fotoaparatu susidūriau kažkur irgi maždaug 6-7 klasėje, pabandžiau, patiko. Bet per gyvenimą nelabai tų laikų buvo ir noriu. Tai va dabar norės dasiginti, norės kažko išmokti, pakelt kvalifikacijai. Bandau ir labai šaunė man klubs per minkštą vietą su keliu daug, kad nesustočiau, kad eičiau toliau. Arūnas mūsų lanko dar ir Šiaulių klubą. Ants čia po klubus duodas, kaip patikęs. Jo, ir šito vienu sudalyvauja visur. Sėkmingai labai. Ir dabar ir asmeninė paroda buvo Naujus fotografijos. Už tai ir nedrįst turbūt kalbėti, kad mokytum. Aš jo nemokiau, bet prisimenu. Mokykloje lankėm gyvenimą, kai buvo fotografijos susibūrės ir mes iš mokyklos visų tai pradėjom, kaip jau sakome, 8 klasės pradėjom, tai ir mes pradėjom. Visi auga. Kažkaip buvo paskui pamiršta ta fotografija. Nuostabius darbus iš arčiau, pabendrauti neformaliai su autoriais, galbūt pabendrauti prie arbatos. Dėkoju visiems už apsilankymą ir kviečiu pasimėgauti. Ačiū. Nu dar taip nebūna. Matot, kokiu įdomiu patirčiu. Dar vieną menininką. Čia sakau, kad jūsų nesimato po tų aparatų. Tai tikėkit manim, kai aš taip sakau. Ai, čia dar jūs turite? Lokio klubo narius, kurių čia fotografijos puikuojasi, bet mes norime irgi tokią atsakingą, kaip sakėt, už šioje vietoje mūsų kraštas parodos rengėja Joną pagerbti kaip mūsų kultūros fakulteto narį ir mūsų fotografą. Šviesus žmogus ir mano bičiulis. Aš bijau sakyti bičiulis, ir pažydėtų. Aš norėčiau pasidžiaugti pirmiausiai ne fotografijom, bet kuri šiandien šalia fotografijos ir muzika buvo. O kaip žinot, jeigu lydi muzika, tai ir fotografija, ir bet koks paveikslas, meninis kūrinys visai kitaip žiūrisi.
Ačiū Loreta, ačiū tavo mergaitėm. Mergaitėm čia perduosiu tuos tokius kalėdų senelis prašė perduoti. O čia, Loreta, jum makslumo, kurio netrūksta. Ačiū labai. Na, jeigu kalbant apie fotografiją, tai iš tikrųjų čia šiandien pasisakusieji buvo visus gyrė, bet aš kažkaip tai iš karto nepadlaižaudama sakysiu, kad Loreta, jūsų pastebėjimai ir ypač prie drobių, prie savo nuotraukų, mažytis sakinukas arba žodis, tai čia man priminė Šiaulius, Vastašrankovą ir visus kitus fotografijos miestus. Ačiū. Ir dar saldi dovanėlė mūsų vedančiai, kuri šiandien čia labai daug mums padėjo. Panelė Eifelai. Ačiū labai. Loreta, prašom, prisijunkit su mergaitėm, prisijunkit, pasidarykit. Stokimės, ponios, visos. Tuoj, mes Sako istorija. Ne, bet jo kai kurios fotografijos yra tokios. Tokios gali būti, kai fotkiniai nenori paprastai būti, kai fotkiniai, kiek aš visai bandau sudvėjinti, sutraukti, sutempti visai, kad... Nu, tavo stebi, tavo fotografijos. Aš nežinau, kad tas Tomas čia Ir aš dalykas niekas, bet mano visą laiką svajonė labai ryškiai kažką pasakyti. A jum vandens įpilti? Vandenukų. Vieną kartą ir mane kažkas aptarnauja, kaip fainai. Loreta, taip smarkiai sergate, kad vandenį gerite. Tikrai, tiek smarkiai. Vyno nėra. Tai reikia vandenį gerti. Saka,